Sveiki, čia Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes kalbamės apie vadovavimą ir dažnai net ne tik vadovavimą žmonėm, bet dažnai vadovavimą savo, jeigu taip galima pasakyti. Šiaip su mano pašnekovais ieškome papildomų resursų. Tai yra kaip padaryti taip, kad vadovai galėtų dirbti savo darbą efektyviai, nepaisant to, kokios bebūtų aplinkybės. Ir kai yra tokios aplinkybės, kokios yra šiandien, jos paryškina tam tikrus, potencialą, tam tikrą galimybės, kur anksčiau mes gal nematydavom arba nesugebėdavom pasinaudoti. O dabar, kada gyvenimas privertė, mes pradedam surasti tų galimybių ten, kur jos gulėjo mums prieš akis visą laiką, bet mes jų nepasiėmėme. Ir man norisi ir apie šiandien su mano pašnekovu apie tai pašnekėti irgi. Mano svečias šiandien yra Tomas Kaulinskas. Ir Tomai, kas tu toks? Labas Sauliau, labas tiems, kurie žiūri. Esu vadovas ir asmeninio efektyvumo treneris, kuris dirba su giluminiu mąstymu ir elgesio įpročių keitimu. Taip, labai trumpai, paprastai. Tai jau supratot, kad čia bus reikalų, ne? Taip labai gerai Tomas pasakė tą giluminį įpročių ir požiūrį keitimu. Tu esi garsus, Tomai, Lietuvoje daugelį aspektų. Vienas iš tų aspektų yra būtent tas asmeninio efektyvumo klausimas. Esi sukūręs programą ir turbūt ne vieną būtent šito kampu. Aš noriu tave pakankinti, patraukti iš tavęs tokių, gal ir tips and tricks, o galbūt kažkokių svarbiausių dalykų. Kas mums svarbu, jeigu mes norim sutvarkyti su savo laiku, norim suspėti. Man šiandien žmonės skundžiasi, kad jie dirba tiek daug, kiek anksčiau niekada nedirbo. Nors dirba per atstumą, niekur nereikia važiuoti, nereikia ieškoti, kur pastatyti mašiną, o vis tiek, darbų krūviai yra milžiniški. Dirba po 12 valandų, neatsikelia nuo kėdžių priešais kompiuterius ir dirba ir vis nieko nespėja. Kodėl mes nieko nespėjom, Tomai? Arba kodėl mes nespėjom to, ką norim spėti? Gal tu tokį turi atsakymą? Iš tikrųjų, tai, ką pasakė Sauliau, irgi tikrai dažnai girdžiu. Iš žmonių, su kuriais bendrauju, ir žmonės kartais netgi stebisi, kaip keista atrodo, ofise turėtume daugiau dirbti, o pasirodo namie visos tos ribos tarp asmeninio gyvenimo ir darbo ištirpsta. O kodėl mes nieko nespėjom, ypatingai tų dalykų, kurie svarbus, tai, žinai, čia yra gera naujiena, mes spėjam. Ir viską, kas iš tikrųjų yra svarbu, tu, aš, kiekvienas žmogus, kuris dabar žiūri šitą laidą, padaro. Ir čia, kalbant apie laiko planavimą, yra pirmas, labai gerai užvedai, pirmas didysis melas, ką žmonės daro, kur jie sako netiesą visų pirma savo. Ir kol žmogus meluoja savo ir kitiems, kad jisai neturi laiko tam, kas jam iš tikrųjų yra svarbu, tai jisai ir šansų iš tikrųjų išspręsti tą laiko trūkumo klausimą irgi neturi. Ir pirmas dalykas, ką iš tikrųjų reikėtų pripažinti, taip nuoširdžiai, kad aš skiriu laiką tam, kas man svarbu. Nes taip veikia psichika, tokia yra realybė. Tik tai ta realybė, jinai kartais, žinai, būna nepatogi. Kai ten vadovas arba bet kuris kitas žmogus darbe sėdi po 12-13 valandų ir po to grįžta namo ir ten prie slenksčių jį pasitinka žmona, vaikai ir sako, kur tu, mes tavęs pasilgom, jisai tada iš karto pradeda prisiekinėti, kad aš dėl jūsų, aš dėl šeimos, čiagi man jūs patys svarbiausi, bet apsisuka ir kitą dieną daro tą patį. Ir dabar tai paimti ir pripažinti, kad vis dėlto ne ten yra prioritetai, kad taip, vis dėlto man darbas yra svarbiausias. Yra pirmas dalykas. Ir kai žmogus tą padaro, tada toliau su žmogumi galima kalbėti apie sekančius žingsnius. Kaip jam suprasti, kas jam yra svarbiausia? Iš to, čia, ką aš girdžiu iš tavęs, tai aš suprantu, kad pasižiūrėk į savo kalendorių, žinai, atsigręžk atgal ir pamatysi, kur daugiausia laiko skiri, kam skiri daugiausia laiko, tas yra tau svarbiausia. Turbūt taip išeina. Ja. Bet kaip mes galėtumėm padėti žmonėm, kaip čia pasakyti, padaryti sprendimą, sąmoningą sprendimą, nuspręsti, kas iš tiesų yra svarbiausia? Kiek tai yra įmanoma? Kas iš tiesų yra svarbiausia? Tai vėl aš noriu grįžti prie to paties, kad žmogus ir daro tai, kas svarbiausia, ir jeigu jisai norėtų pakeisti savo prioritetus, jeigu jisai, pavyzdžiui, norėtų daryti kažko daugiau, kas jo gyvenimui suteiktų daugiau kokybės, daugiau teigiamų emocijų, daugiau įspūdžių, daugiau laiko su kitais žmonėmis, daugiau įvairovės,
Tai tiesiog tada reikėtų, sakykime, objektyviai kalbėti apie tai, kad reikėtų persidėlioti prioritetus. Vienus svarbius dalykus padėti į šalį, tai yra tuos neadekvačius darbo kiekius ir į gyvenimą įvedinėti kitus svarbius dalykus. Ir pirmas momentas, nuo ko aš visą laiką pradedu, yra toksai labai primityvus, banalus ir kai kurie netgi įsižeidžia tą dalyką išgirdę, tai nuo miego režimo tvarkymo. Ateina solidus įmonių vadovai arba žmonės, kurie galvoja, kad tikrai mes tokie rimti, daug darantis, daug veikiantis ir išgirsta iš manęs klausimą, kelintą einat miegoti. Jie sako, 12, 1 klausimas. Kodėl? Todėl, kad mes po 11 tik tai pradedam turėti savo asmeninį laiką. Nes dienos metu nespėjom, nes trūksta laiko. Ir aš sakau, nebrangieji, žinokit, jeigu mes kalbam apie rimtą įpročių keitimą, tai tada jums reikės eiti miegoti iki 22:30 griežtai. Ir pirmas dalykas, ko mes mokysimės, tai labanakt vaikučiai. Toks būna pasimetimas. Kad tarsi tuoj čia pradėsim braižyti ten schemas, diagramas apie tai, kas čia svarbu, kas čia skubu. O nieko panašaus. Kodėl to dalyko reikia? Todėl, kad žmogus gali keisti savo mąstymo įpročius, žmogus gali keisti savo elgesio įpročius tik tai tada, kai jisai yra pakankamai gerai pailsėjęs. Nes bet koks mokymosi procesas, pats Sauliau puikiai žinai, jisai reikalauja daug energijos. Nes reikia daryti tai, kas yra neįprasta, tai reiškia smegenys pradeda dirbti daug intensyviau. Tam, kad pradėtų formuotis nauji neuronų tinklai, reikia 4 kartus, 5 kartus daugiau energijos. Ir jeigu žmogus yra pervargęs, jeigu jisai pastoviai yra energetinė minusė, tai iš kur jisai gaus to resurso tam pokyčiui. Ir tie žmonės, kurie priima tą realybę ir sutinka tvarkytis miego režimą, jie po 3-4 savaičių ateina su didžiulė nuostaba, sako, galva pradėjo dirbti kitaip. Matyti pradėjau kitaip, mąstyti pradėjau kitaip. Ir tada toliau galim kalbėti apie sekančius žingsnius. Pakalbėkime ir apie juos šiek tiek. Aš neketinu čia taip, žinai, kad tu atskleistum visą savo paslaptis, bet man labai įdomu, žinai, mes turbūt visi intuityviai jaučiam, kad tas reikalingas poilsis, natūralus, tokia, kaip čia, sveika būsena, pakankamai energijos ir taip toliau. Tada tik apie tai pagalvojam ir vėl iš naujo, reiškia, tą pačią buvusią rutiną, nes keisti įpročius yra sunku. Susitvarkėm su miegu. Pradėjome miegoti ne vėliau negu 22:30. Kas toliau? Kaip man toliau dirbti su tuo, kad struktūrizuoti turbūt dieną, nežinau, kas toliau? Ir toliau dar prie dienos struktūrizavimo dar neprieisim. Puikiai, vakas man patinka labai gerai. Aha. Pasikapstom giliau, o iš kur atėjo tas toks, pasakysiu paprastai, maniakiškas noras tiek daug dirbti. Tai tiesiog, taip nebūna, kad atsitiktinumas, kad taip sugalvojau, pradėjau, patiko, užsikabinau ir negaliu sustoti. Paprastai tai vis tiek būna istorijos kažkur tai iš vaikystės. Kažkokie vaikystės elgesio scenarijai. Vienas iš jų, ką labai dažnai girdžiu pas žmonės ateinančius su laiko trūkumo problema, kad pinigai uždirbami krūvinu prakaitu. Ir jeigu pas žmogų yra stiprus mąstymo įprotis, stipri nuostata, tai jam galima duoti kokią nori metodiką, kokį nori planavimą, jisai eina, skaito, domisi, mokosi ir vis tiek pasipramuša tą pinigai uždirbami krūvinų prakaitų. Ir žmogus tengiasi susidėlioti savo darbo dieną taip, kad ten būtų kuo daugiau to krūvinų prakaitų. Jisai grįžta namo kraujuojantis ir jaučiasi, kad diena buvo prasminga. O jeigu tik tai to kraujo mažiau, ateina žmogus ir pasakoja, sako, jaučiuosi kaltas. Jo. Tai žiūrim, yra tokia nuostata, nėra. Jeigu yra, keičiam. Jeigu nėra, žiūrim toliau. Ar kartais nėra taip, kad žmogus užaugo šeimoje, kur jisai aplinkui matė tėvus darboholikus, kur mama gyveno darbu, tėtis gyveno darbu. Ir labai natūraliai jisai užaugęs tokioje aplinkoje, jis irgi mato, kad gyvenimas tai yra darbas. Ir jam nereikia nei kažkokių papildomų emocijų, įspūdžių, visą kitą, jisai viską atsineša iš darbo ir tai iš tikrųjų kurį laiką būna labai geras dalykas, bet po metų 7, 8, 10 tai pradeda žmogų deginti. Ir tada žmogus tiesiog pradeda iš to nebepatirti malonumo, atsiranda išsekimas ir visi kiti dalykai. Tai šitą momentą pasižiūrėti.
Bet čia reiškia, tu kalbėjai apie tai, kad iš principo tokie žmonės turi šansą, ne? Jie turi šansą, nes jie, žinai, 30 metų gal taip varė. Reiškia, jie turi šansą pakeisti savo tokį nuostatą šitoje vietoje, ne? Turi. Okay. Turi galimybę pakeisti ir pakeičia. Ir tada pas juos atsiranda taip, kad tas toks šiek tiek beprotiškas požiūris į darbą jiems savo laiku padėjo pasiekti labai gerų rezultatų. Ir valio. Bet išėję iš tos scenarijus, jie gauna daugiau veiksmų laisvės ir tada jie pradeda kontroliuoti nebe tos vaikystės programos apie krūviną prakaitą, apie tai, kad visa gyvenimo prasme yra darbas, apie tai, kad yra kažkoks kaltės jausmas, apie tai, kad yra noras įrodyti mamai, įrodyti tėčiui. Dar viena labai būna populiari tema. Tokios scenarinės programos. Ir tik tai tuos dalykus atradus ir išjungus, su žmogumi galima judėti toliau. Nes jeigu ne, tai jisai toksai eina į priekį, tik tai truputėlį atsipalaiduoja, apsisuka ir sprunka atgal. Ja, labai gerai pažįstami dalykai, apie ką kalbėjai iš aplinkos, aš net ir save tame tarpe matau ir irgi toli gražu ne viską moku ir ne viską galiu ir tam tikrai nuostatos yra ir sunku labai keisti iš tiesų. Kartais be išorinės pagalbos beveik neįmanoma to padaryti. Gal ir įmanoma, bet labai sunku be išorinės pagalbos. Šiaip jau taip galvojant garsiai. Padirbėjom su nuostatom. Aš suprantu, kad čia galima būtų atskirai apie kiekvieną nuostatą daryti atskirą laidą ir neišsemtumėm šitos temos. Nes pasakai, jeigu žmogus pats savo įsivardina, kad aš turiu tokią nuostatą ir dėl to aš taip varau, ta nuostata dar nepasikeičia nuo to įsivardinimo. Ne? Ten yra darbo su tuo reikia. Gal galėtum, pavyzdžiui, patarti, jeigu šiandien mūsų žiūri, čia klauso žmonės, kurie atpažino savo scenarijus iš to, ką tu papasakojai, ir jie tavęs paklaus, tai ką man pirmiausia daryti? Gerai, miegoti jau supratau, o ką aš galiu padaryti pats, tam, kad išeičiau iš šito užburto rato? Čia yra du tokie labai paprasti sprendimo būdai. Vienas būdas, tai vis tiek vadovas, arba bet kuris kitas žmogus, neprisirišant, sakykime, prie vadovavimo, jisai su savo laiku turėtų elgtis kaip investuotojas, turintis tam tikrą sumą pinigų ir galvojantis, dabar geras laikas investuoti ir uždirbti daugiau, padauginti savo pajamas. Ir natūralu, kad geri investuotojai labai retai kada viską sudeda į vieną kažkokią akciją. Jie išskaido, diversifikuoja tuos dalykus. Su laiku lygiai taip pat. Jeigu žmogus suinvestuoja viską į vieną temą, pavyzdžiui, darbas arba bet kas kitas jo gyvenime, tai jisai labai rizikuoja, kad kol kas tai gali būti gerai, bet vėliau tai gali būti bankrotas. Ir reikia pradėti skaidyti. Tiesiog paimti patį paprasčiausią darbo kalendorių. Ir užsiduoti savo patį paprasčiausią klausimą, šiai dienai, kas padarytų mano vidinę savijautą, mano emocinę būseną šiek tiek geresnę. Ir kiekvienas žmogus tą dalyką puikiai supranta. Netgi tie, kurie sako, nežinau, dar 2 minutės pagalvoja ir supranta. Ir tiesiog įsitraukti tą dalyką į savo kalendorių, bet kokį popierinį, elektroninį, jokio skirtumo. Ir padaryti. Ir nuo čia prasideda toksai santykis su realybė. Jeigu man yra svarbiau šiek tiek daugiau ilsėtis, tai be jokių ekstremalių revoliucijų, jeigu dirbu iki 8, tai nereikia savo kelti tokių neadekvačiai ambicingų tikslų pradėti dirbti iki 5. Tiesiog savo pasižadėti, kad gerai, dirbsiu iki 7 ir žinodama savo priklausomybę darbui, aš dar papildomai apsidrausiu. 7:30 užsirašysiu į sporto klubą, dabar tuo vėl bus ta galimybė. Ir aš žinosiu, kad baigėsi darbas, yra įsipareigojimas nueiti į sporto klubą ir aš nueisiu. O jeigu nenueisiu 1 kartą suplanavęs, 2 kartą, 3 kartą, tai tada nereikia savęs apgaudinėti ir tikėtis, kad vieną dieną tai pasikeis, tada jau, kaip žinai, Sauliau ir sakei, tada jau reikia eiti pas kažką, kas padės tą dalyką spręsti, nes aš visą laiką matau tą patį. Yra vietos, kurias žmogus gali susitvarkyti, perskaitęs gerą knygą. Ir taip yra. Tikrai matau žmonės, kurie paskaito, pasiima įžvalgas, pasidaro. Yra vietos, kurias galima susitvarkyti nuėjus į konsultaciją. Kartais užtenka ir vienos. Yra vietos, kurias galima susitvarkyti nuėjus į seminarą. Kartais užtenka vieno seminaro.
Yra vietos, kurias galima susitvarkyti nuėjus į kelis seminarus. Ir va taip ir tiesiog objektyviai žiūrėti. Jeigu savarankiškai negaliu, jeigu knygą skaičiau, jeigu konsultacijoje vienoje buvau ir nepadėjau, tai tada reikia rimtesnių priemonių. Okay. Visa istorija. Supratau. Ir mes teisim nuosekliai, mes tada labai gaila, bet netimsim laiką, aš dar turiu pradėsiu blaškytis ir blaškyti tave tame tarpe, nes man atrodo, šiek tiek dalį informacijos žmonės pasiėmė, truputėlį turėtų staptelti ir pergalvoti. Tie, kurie žiūrėjote iki šitos dalies ir turite tą jausmą, kad darbe praleidžiu per daug laiko ir jaučiuosi kaltas, jeigu nedirbu, aš manau, kad labai rekomenduočiau atsisukite atgal 10 minučių ir paklausykite ir pažiūrėkite, ką Tomas sako, nes tą reikia dar kartą per save perleisti, mano supratimu, reikia dar kartą permastyti ir su savimi atvirai pasikalbėti šitoje vietoje. Bet jeigu mes eitumėm toliau ir pagalvotumėm apie tokią, žinai, kožno žmogaus kasdieną, kada kalbėsi su žmonėmis ir sakai, reikia, žinai, peržiūrėti prioritetus, reikia persidėlioti tą, aiškiai, struktūrą dienos, panašiai. Labai dažnas žmogus sako, jo, bet supranti, visą laiką dieną atsitinka kažkas nenumatyto. Aš tai jau susiplanavau, jau aš susirašiau iš vakaro darbus rytojaus dienos ir staiga bats paskambino klientą, ir staiga bats atvažiuoja, žinai, ten akcininkai ir kažkas tai da. Ką pasakytum tokiam žmogui, kuris visą laiką pasiteisina tuo, kad sugriūna diena, žinai? Ir dar, Sauliau, prie viso to žmonės priduria, ir mūsų įmonė veikla yra labai specifinė, ir todėl tik pas mus ir niekur kitur taip nebuvo. Jo. Nors iš tikrųjų tai būna dar minimum 85% skirtingų įmonių. Tai vėl, ką aš pasakyčiau, kad žmogus meluoja savo. Ir aš tiesiai šviesiai visą laiką sakau, dabar tu savo meluoji. Ir kol tu tai darysi, tol šitas žaidimas nesibaigs. Nustok meluoti, sustok ir objektyviai pasižiūrėk į realybę. Tai nerealu, kad diena visą laiką vyks taip, kaip suplanuota. Jeigu būna tokių dienų viena per savaitę, tai čia šventė, čia netikėtumas. Čia anomalija, kurios neturėtų būti. Jeigu ten per dieną vadovui pavyksta skirti valandą pusantros, prisėsti ramiai ir kažką padaryti, tai yra nuostabu. Jeigu pardavėjų ar ten vadybininkui pavyksta ramiai pasidarbuoti niekieno netrukdomam 3 valandas, tai yra fantastika. Daugiau ir būti negali. Ir aišku, čia kartais žmonės, irgi ypatingai tie, kurie pasiima į rankas kalendorių ir jau pradeda rimtai planuotis, padaro tokią klaidą, kai susiplanuoja nuo ryto iki vakaro, viską, pilnai, kai kurie net minučių tikslumu. Ir po to neduoktų Dieve ten, kažko padaryti nepavyko. Tai grįžti namo rūškanais veidais, kad kaip čia taip. Tai ir planuotis reikėtų taip, vėlgi neiškraipant tos objektyvios realybės, kad, susiplanuoji 2-3 valandas, o visą kitą ekspromptų, taip kaip vyksta. Ir čia yra normalu, čia yra normalus planavimas. Jo, mes žinom, kad tu dirbi daug su vadovais, aš irgi dirbu su vadovais ir mes tą matom jų, kada jie specialiai, pavyzdžiui, atvažiuoja šeštadienį padirbti ramiai tais klausimais, kurie yra svarbus, arba atvažiuoja 6 ryto į darbą, kol dar niekas nesusirinko. Bet man atrodo, kad ta pasikeitusi realybė šiek tiek, kurioje mes gyvenam dabar, nuotolinis darbas, man atrodo, kad tenai yra galimybės. Galimybė daugiau yra rasti savo laiko tiem svarbiem klausimam, numatyti savo laiko tiem svarbiem klausimam, kurie pasidėti, pagalvoti, pasigilinti, kitaip sakant, padirbti savo darbą. Nes dabar mažiau tikėtina, kad kažkas staiga prie tavęs, žinai, sėdė ofise, kažkas pričiuožia prie tavęs, žinai, su kėde, su labai svarbiu netidėliojimu klausimu ir išmuša tave iš šios tavo dienotvarkės. Tai va dabar yra sunkiau. Tai manau, kad vadovai turėtų naudoti šitą galimybę, kad dabar prie jūsų nieks nepričiuožia. Tai netgi, kai paskambina, jūs tuo metu galite būti Zoom meeting'e ir dėl to negalite atsiliepti. Ir taip toliau. Tai tokia biškai atsiranda tricky stuff. Ir, Tomas, sakyk. Labai geras laikas įpročių keitimui, žinai, tai papildant tavo. Jo, absoliučiai. Ir aš dažnai noriu pakabinti vieną aspektą, čia laikas bėga kaip vanduo, žinai, tarp pirštų, kai mes tik apie jį kalbam. Man labai svarbus momentas šiandien, kada žmonės dirba per nuotolį, daug žmonių dirba per nuotolį ir nėra lengva atskirti, kur šeima, kur darbas ir visą tą dieną savo struktūrizuoti. Aš noriu tavo patarimo vadovams, kaip jie gali padėti savo žmonėm būti efektyvesniais. Mes, iš principo, apie ką mes turim šnekam šiandien, tai mes kalbam apie tą, žinai, to be busy or to be productive, žinai, arba būti užsiėmus savo produktyviu.
Ir aš manau, kad vadovo pareiga yra padėti savo darbuotojams būti produktyviais, o neturėti labai daug darbo. Ir kaip jis gali padėti tam darbuotojui, kuris sėdi per nuotolį, šiek tiek būti produktyvesniu tokioje situacijoje. Gal turi idėją kokią vieną? Aš tiesiog matau, bendraudamas su labai skirtingų verslų vadovais, kaip jie tą klausimą sprendžia. Tai vienas dalykas – nusistatyti labai aiškias darbo valandas. Tai, kad mes dirbam per nuotolį, pats Sauliau sakei, išplaukia ribos. Tai tiesiog susitarti su kolektyvu griežtai, kad gerbėmieji mes dirbam iki 6. Ir jokių zoomų po 6, jokių laiškų siuntinėjimų, kiek tai yra įmanoma, jokių skambučių kolegoms. Tiesiog suprantant tą dalyką. Kitas labai paprastas būdas, vadovui pačiam reikia prisižiūrėti savo darbo ritmą. Jeigu vadovas turi tą polinkį sėdėti ir iki 8, ir iki 9, ir 10 valandą dar siūsti teisininkiai sutartį, o po to ryte 8 paskambinti ir klausti, ar tu peržiūrėjai, tai tada labai natūralu jisai pats palaiko tą chaosą. Čia yra svarbus momentas, tu labai gerai užkabinai. Tai, kam vadovas leidžia būti, tam blogiui kažkam, reiškia, tai tą jis legitimuoja, jis tą įteisina. Jeigu aš kaip vadovas elgiuosi atitinkamai nekonstruktyviai ir neproduktyviai, tai aš įteisinu tą elgesį kaip normą savo organizacijai. Ir kaip tik čia yra mano didžiausia atsakomybė neleisti tam vykti, kas griauna organizaciją arba neleidžia žmonėms dirbti produktyviai. Visiškai sutinku. Ja, čia labai fain. Žiūrėk, ar verta kankinti darbuotojus dienos nuotraukomis? Žinai, kada reiškia vadovai tai bando padėti kartais, kaip galvoji, verta? Kritiniais atvejais verta, bet tik tai kritiniais atvejais. Bet aš daug dažniau matau, kai vadovai dėl nepasitikėjimo visų pirma savimi ir neadekvataus tokio noro kontroliuoti, po to dėl nepasitikėjimo žmonėmis jie pradeda žaisti tokius žaidimus. Juk ne apie tai kalba, juk priima žmogų į darbą tam, kad jisai sukurtų tam tikrą vertę. Jeigu žmogus sukuria tą vertę, viskas labai gerai. Jeigu nesukuria, ieškom objektyvių priežasčių, o neužsiimam stovėjimų už nugaros, dabar tu rašyk kiekvieną minutę, duok man ataskaitą, tarsi tai padėtų. Čia jau toks įsijungia vadovo būdelio rolė, kur aš pasimsiu žmogų, kuris nepadaro ir po to visą laiką kvėpuosiu jam į nugarą ir baksnosiu pirštu. Čia vėl prasideda tam tikri gilesni psichoterapiniai dalykai. Psichoterapiniai dalykai, iš principo dar galim šitą vietą paminėti ir tiesiog kompetencijos nebuvimas. Ta prasme, tai yra vadovavimo kompetencijos stoka, toks elgesys. Tomai, aš pabaigoje pokalbį visą laiką stengiuosi užduoti savo pašnekovams keletą klausimų, tų pačių keletą klausimų ir bandau iš to kažkokią taisyklėlės atrasti, nors tai yra gal ir naivu, bet man įdomu, kas skirtingi žmonės atsakinėja į tus pačius klausimus. Klausimų aš turiu keletą, bet aš tau 2 užduosiu, jeigu nepyks, nes turim dar 2 minutės su biškiu. Pirmas klausimas. Ką daro Tomas, kai jam reikia pradėti kažką tai daryti, o labai nesinori? Kaip, Tomai, tu savo padedi pradėti daryti, kai nesinori daryti? Paimu tokį paprastą įrankį kaip Pomodoro timeris. Yra darbai. Tai yra tokia programėlė, kur nusistatau laiko intervalą. Yra Pomodoro technika, Pomodoro lietuviškai, ten internete galima surasti, kad nusistatau taimeriuką, kad aš dirbsiu 20 minučių, arba aš tam klausimui skirsiu 20 minučių. Tai čia kalbant apie tuos nemalonius, pakankamai dažnai atsikartojančius dalykus, kuriuo aš vengiu. O jeigu nepradedu kažko svarbesnio, tai aš labai nuoširdžiai su savim pasikalbu, kad o kodėl aš to nedarau, kodėl aš to vengiu. Ir kaip taisyklė už to būna tam tikros baimės. Okay. Jo, aš tą Pomodoro, aš net nežinau, kad nevadinasi Pomodoro, bet aš tą techniką žinau, tas 20 minučių yra labai geras dalykas iš tiesų. Aš dabar darysiu tą 20 minučių. Taškas. Ir tada lengviau pradėti. Kitas klausimas, kuris yra tos pačios monetos kita pusė. Kaip nepasiduoti, kai jau nusvyra rankos ir norisi pasiduoti? Čia, Sauliau, kažkokio recepto aš neturiu. Tiesiog pasakysiu labai paprastai. Jeigu žmogus gali, jisai padaro. Jeigu aš galiu, aš padarau. Jeigu aš tuo metu to negaliu padaryti, aš ir nepadarysiu. Ir pasiduosiu ir sustosiu, bet tai nereiškia, kad dabar viskas gyvenimas griūna, paskutinis traukinys nuvažiavo ir naujas neatvažiuos. Čia tų pasidavimo priežasčių, matai, jų gali būti 10. Ja. Ir kažko vieno
Jo, bet man labai patinka tai, kad tu pasakyti dėl to, kad iš esmės čia vėlgi grįžtam prie to paties, kad jeigu aš savo dienotvarkėje neskirsiu laiko pokalbių su savim, tai yra pagalvojimui apie tai, kodėl aš, pavyzdžiui, dabar čia pasidaviau, arba ką aš galėčiau padaryti kitaip. Jeigu aš neskirsiu šitam laiko, tai aš niekada nepradėsiu keisti savo įpročių, kurie būtent yra nekonstruktyvūs ir neproduktyvūs. Ir man atrodo, šis labai geras galėtų būti atsirasti įprotis tiesiog dienotvarkėje paskirti, reiškia, laiką, o dabar aš sėdėsiu ir aš pagalvosiu apie tai, kas tuo metu man svarbu, emociškai svarbu, produktyviai svarbu, reiškia, pragmatiškai svarbu. Tai tas, man atrodo, toksai kalendorių numatymas laiko pokalbių su savim yra vertingas dalykas. Tai yra vienas iš vertingiausių, sakyčiau, ką gali padaryti žmogus. Ir tai dažnam yra tikrai labai labai sunku. Nuoširdžiai taip sustoti ir padaryti pauzę, bet tie, kurie padaro, tai yra, tikrai, sakyčiau, vienas iš 3 pačių svarbiausių dalykų, kurie galėtų kurti didžiausią vertę, o tokios pauzės. Fantastika. Kaip pasakyti, vieną, aš iš karto noriu sakyti, o kokie kiti 2? Miegas. Okay. Numeris 1 būtų, nes tas dalykas adekvatumui duoda. Antras būtų sąžiningumas su savim. Nes jeigu aš savo meluosiu, tai ką aš per tą pauzę padarysiu? Aš tik tai pribursiu savo krūvą pasiteisinimą. Ja. Ačiū tau labai. Tomas Kaulinskas, mano supratimu, davė gerų įžvalgų ir jos yra universalios. Net nelabai svarbu, ar mes dirbame per nuotolį, ar mes dirbame ofise, ar gamykloje, ar kur nors kitur. Tie dalykai, pavyzdžiui, 3, kuriuos paskutinius paminėjo, tikrai verta dėmesio ir labai linkiu, ir miego linkiu, ir sąžingumo su savim linkiu, ir laiko pagalvojimui, pokalbių su savim. Tomai, dar kartą ačiū tau labai. Ačiū, Sauliau. Visų kitų laukiame kiekvieną ketvirtadienį Delfi 11 valandą, taip pat televizoriuje mes esame, taip pat esame Spotify audio versijoje, iTunesuose, tai susisiekime, yra grupės LinkedIn ir Facebook'e. Pasimatysim. Mano vardas Saulius Jovaišas, čia buvo Boso valanda. Iki.